Situacija tokia, kad nukasus gruntą, įrengti rasą į karkasą, drenažą ir panašiai, liko kantas žemės, kuris su laiku gausi vandens, kritulių vandens arba gniuždymo jėgos, vaikštant jinai tiesiog nučiūžtų. Taigi, buvom kalbėję su Tomu, kad padarysim čia VPC lentą. Kadangi jinai nepūna, jinai yra pilnai tinkama tam dalykui, kad ir stipri, ir nepūnanti. Tiesiog ne medis, yra neorganinė medžiaga, todėl laikys ilgai, bus patikimas reikalas. Ir kokią sistemą naudosim tam dalykui, tai naudosim, kaip ir minėjau, VPC, maumedį ir expandant laukui skirtus varžtus. Šešetuką istorijų būtent dėl to, kad laikymas būtų tvirtas ir ilgaamžis. Tai vat, kadangi varžtai, kaip ir minėjau, šešetukai yra pakankamai stori, todėl gręžiam skylės į šitą laikant šią konstrukcijos detalę, tam, kad nesuskaldytų jos. Reikia gręžti ten, kur dar yra į ką sukti. Ražėme kitai. Ir taipogi sukam metą, kad lenta žemyn nenukristų vaikštant pačiai. Tai vat. Grąžtas naudojamas plonas čia yra tam, kad pačio galo, kur eina jungimas, varžtas nesuskaldytų. Taigi per viršų yra gręžimas skylė. Truputį apie expanded varžtus skirtus lauko konstrukcijom montuoti. Tai jo išskirtinumas toks, kad turi ir specialią įpjovą šiukšlėms išmesti ir dantukus, kad geriau lystų. Tai lyginant su kitais metrakčiais meistrai atsiliepia, kad jie greičiau lenda, reikia mažiau jėgos juos montuojant, taip pat ir įrankių baterijos laiko ilgiau. Pats varžtas yra puikių padengimų keramikinė danga nuo korozijos ir yra specialiai grūdintas, todėl lankstus ir nelūžta. Na ir čia, žinai, ir suktukas galingas, bet šiaip tikrai lenda. Tikrai lenda, visi atsiliepia taip pat. Trumpai apie viršutinio karkaso tvirtinimą prie apatinio karkaso ir kokie yra būdai tam padaryti. Gerai, tai dažniausiai yra du variantai. Vienas, kai meistrai renkasi tvirtinimą per viršų, toks greitesnis būdas, tiesą pasakius, ir mes esam už tai, bet kai kurie žmonės sako, kad tai jautresnis mazgas, jeigu karkasas sujudėtų, pūstųsi, kad yra tikimybė, kad ten apačioje jį nutrauks. Nors mano galva tai retai įmanoma, bet tebūnie, vieni žmonės mąsto taip, kiti taip, tai kiek visi turi savo būdą ir techniką. Tai kitas būdas yra naudoti 5x90 arba dar mėgstamas meistrų matmuo yra 6x80, vėlgi šešetukas dėl tvirtumo konstrukcijai, tai sukama iš šono. Vieną iš tos pusės, kitą iš tos pusės ir tada laikoma, kada 45 laipsnių kampų susukta konstrukcija viršutinė prie apatinės. Vėlgi tas pats principas kaip ir kamą montuojant iš šono. Veikia ne traukimo jėga, o lenkimo ir dar iš abiejų pusių, tai kad tiek pasilenktų karkasas, kad jį nutraukti, ypač kai žinom, kad iš viršaus jis taip pat bus sureštas su gausybė tvirtinimų ir lentų. 35 netgi tvirtinimai lentose į kvadratą, tai neįmanoma. Taigi, du būdai. Dabar juos pademonstruosim.
tvirtinimas per viršų. Šono vieną panaudosiu 590, kitą 680 ir tas naudojamas ir mėgstamas meistrų, tai su abiem galima dirbti. Kitas suktukas 45 laipsniai kampu.